Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Lapkričio 14 dieną Vilniuje TwinsBet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Adomas Razma. Užsispyręs, disciplinuotas, labai stengiasi, labai siekia, tobulėja, labai greit tobulėjantis kovotojas. Tikrai labai geras kovotojas. Aš manau, kad šį kartą kova baigsis greičiau negu praeitą kartą. Man atrodo, Adomas jį arba uždaužys, arba užsmaugs. Kokie Adomo pranašumai prieš Latviją? Kaip Adomas ir sakė, visur. Ir Adomas dar už jį ir gražesnis. Tai Adomas ir geriau imtyniauja, ir geriau smūgiuoja, fiziškai stipresnis. Adomas fiziškai dabar ruošiasi su fizinio parengimo treneriu. Nežinau, nematau Latvijoje, ta prasme, kažkokių tai... Aišku, kova yra kova, ten kažkokį procentą vis tiek gali, MMA kovoje gali ten nepasisekti būti ne ta diena, bet šiaip 95% Adomo naudai sakytyčiau. Apibūdink vienu žodžiu valcą savo varžovą. Aukštas Latvis, mėgstantis kalbėti. Nežinau, vienu žodžiu apibūdint keista. Man iš tikrųjų yra labai keista, kodėl jis taip prisikalbėjo, taip norėjo kovoti su manimi po 2 mėnesių pertraukos po tos praeitos kovos. We have to meet again at 14 November in Vilnius. I'm gonna come to you and there's not gonna be any mistakes this time. There's gonna be pure violence and I'm gonna be the best this time. Kas vyko jūsų praeitą kovą prieš metus? Tai gal pradėsiu nuo to, kad padariau tokią klaidą iškart po svėrimų, apsinuodijau maistu. Išėjau toks... Jau per apšilimą draugas, eidamas man į kojas, jau taip palėtė mano pilvą, aš jau jaučiau, kad bus blogai, tai ėjau į kovą išgyvent ir tiesiog tiesiai variau imtyniaut, lengviausiu keliu, tai tas įvyko ir tai puikiai gavosi. Tiesiog padariau 2 klaidas, vos trikampio negavau, vos legloko negavau, tai reikėjo iš to bėgti, bet šiaip tai viskas buvo kaip ir gan neblogai pagal tą mano stadiją tuo metu, bet žinau, kad galiu būti geresnis. Tai Emilis Panceris. Emilis Panceris iš tikrųjų žmogus su labai didelė patirtimi ir yra kovojęs su beproto stipriais kovotojais, su labai stipria pozicija. Labai universalus kovotojas, lankstus, nepasiduodantis. Jis yra tas žmogus, kur jeigu 2 raundus pralošia, jis 3 raundą eina laimėti. Vis tiek bandys laimėti tikrai. Kovoja, jisai tiesiog psichologiškai nelūžta, galiu tai pasakyti. Čia didelė dovana yra. Mačiau, kovoja Estijoje, Švedijoje daug... Jo, kovojam prieš labai stiprius varžovus, ne savo svorio kategorijos, 70 kg. 2 kovas iš jų vieną pralošėm anksčiau laiko, 2 kovas dokovojo iki teisėjo sprendimo, bet sukovojo su tokiais varžovais, kurie faktiškai šiai dienai mažai kuom nusileistų didelių organizacijų kovotojams. Kai kurie turbūt net po poros metų gal net pamatysim UFC. Tai, ta prasme, beproto gera patirtis. Emilis tikrai gerai atkovojo, darė viską, ką galėjo, tai tai dienai, sakau, svorio kategorija šiek tiek netinkanti jam buvo, bet jis kovojo iki galo. Tikrai nepasidavė, bandėm, darėm, kas mūsų rankose. Nu, aš tikiuosi, kad bus pergalė, tikiuosi, kad neprasileisim kokią nors nesąmoningą smūgį. Iš tikrųjų, varžovą žinom, labai fainas vaikinas, esu šnekėjęs, tikrai mačiau gerus jo nokautus. Tai, nu, tikėkimės pergalės. Aš esu Emilis Panceris. Apie savo varžovą labai daug nežinau informacijos. Esu matęs keletą jo highlightų, kaip jis ir kovoja, gražių nokautų. Tai, kaip suprantu, jis yra labiau smūgiuotojas. Kažkiek esu matęs jo kovų mėgėjų turnyruose, bet taip, labai per šoną, praeidamas kažkaip, tai bus įdomu pasižiūrėti. MMA yra MMA. Visą laiką smūgiuotojas turi šansą netgi ir prieš gryną imtynininką. Bet aš skaitau labiau universalių kovotojų, todėl įsitikinęs, kad galėsiu parodyti ir stovėsinu, ir imtynėse, ką aš sugebu. O kai bus, žiūrėsim per kovos eigą. Erik Kraskov. Tai turim revanšą. Tai Latvijos labai norėjo revanšą, Erikas irgi sako, galim sukovot. Pirma kova baigėsi lygiosiam, buvo vienas neleistinas smūgis keliu Erikui parterį į galvą. Mes galėjom tada realiai sustabdyti kovą ir pasiimti pergalę, mes to nepadarėm, kovom iki galo, buvo lygiosios. Geras kovotojas, iš tikrųjų labai toksai
Šiaip iš tikrųjų Erikas gal dar labai nepasireiškia, gerai šnekantis, komunikabilus ir kaip kovotojas tikrai labai geras, gerai smūgiuojantis, imtyniaujantis, labiau gal mėgsta pasmūgiuoti negu imtyniaut. Nu irgi tikiuosi pergalės, iš tikrųjų mes žinom, ko iš varžovo tikėtis, turim gerų pasiruošimo partnerių, turim, tikrai turim su kom ruoštis ir svarbiausias dalykas, kad mes jau paragavom tą kovotoją, žinom, ką jisai gali, ką matėm jau viską. Nerve bus mums palankiau. Sveiki visi, esu Erik Raskov iš Valetudo MMA akademijos Lazdynų. Trumpai apie savo artėjantį varžovą, kaip tai apibūdinti keliais žodžiais? Latvis, beprotis, tikrai per daug apie save mąstantis, labai gerai apie save galvoja, tikrai nekovoja taip gerai, kaip jisai šneka. Puls, bandys spaust, bet viskam pasiruošti nieko nebijom. Šiaip jokio bifo nebuvo, tiesiog ramiai sėdėjau savo, gavau kažkokių provokuojančių žinučių. Erik Raskov, you better bring your little bag. 14 November. I'm gonna see you in the octagon cage. It's not gonna be a ring. There's not gonna be any bullshit about your head being outside of the ring. You're gonna eat this. You're gonna eat this, and you're gonna eat everything I'm gonna give you. You understand? Nežinau, čia tiesiog kažkoks jo buvo planas, idėja kažkokia, nežinau, gal jisai reklamuojas taip, gal bando mane įžeisti kažkaip, bet nepaveikė. Kova pasibaigė 1-1, tai yra lygiosios. Jisai imtyniavo, aš smūgiavau, taip ir gavos. Buvo ringas, nepatogios taisyklės ir tiek nebuvo kur bėgti, nebuvo kur išsisukti ir nepatogu buvo imtyniauti tikrai. Manau, kad teisėjų sprendimas yra visgi visada teisingas, koks jis bebūtų. Kaip į priešą tai tikrai nežiūriu, matot, kaip galima pykti protiškai nesveiką žmogus, žinot, tai tikrai nepykstu, tikrai jokios nepinkantos neturiu žmogui. Kova yra kova, tai yra sportas visų pirma, tai po kovos būtinai paspausiu jam ranką ir atsisveikinsim. Dominykas Maluška, labai geras kovotojas. Bet čia aš neku, jis jau toks, aš tai jau jį dedu iš tokių kaip unikumo. Vaikinas, jam yra 16 metų, sportuoja 3 metus, jis turi 59 kovas, yra dalyvavęs Europos IMF čempionate. Iš tų 59 kovų jis maros 5 ar 6 tik yra pralošęs. Pasibėros dabar yra serija gal iš 10 iš eilės laimėtų kovų anksčiau laiko. Jisai ne iki teisėjų sprendimo jo varžovai tiesiog nedagyvena. Dažniausiai baigėsi pirmam raunde. Dominikas tiesiog jos uždominuoja. Užsmaugia, arba uždaužo, užsmaugia, nu žodžiu, tiesiog mašina. Jeigu jis toliau sportuos, tai man atrodo, kad jeigu viskas gerai, Dominikas nepradės vaikščioti smarkiai pas mergas ir taip toliau, tai manau, kad po 5 metų įmanoma pamatyti didžiausiose pasaulio organizacijose. Manau, kad jisai garsins Lietuvos vardą. Manau, kad jis kylanti didelė žvaigždė. Ir jis labai pasitikė savimi. Jisai, ta prasme, jis negalvoja apie tokį dalyką kaip atgal, charakteris pasi yra toks visas komplektas. Dažniausiai būna kovotas geras, trūksta charakterio, trūksta pasitikėjimo savim. Jam tokio dalyko nėra, jis negalvoja, kad jis praloš. Jis eina laimėti. Aš esu Dominikas Maluška. Aš MMA užsiimu 3 metus jau. Nuo 13 metų pradėjau. Pranašumai yra tikrai imtynės. Aš tikiu, kad aš tikrai esu geresnis imtynėse. Jis tikrai neblogai kovoja, jis gerai kovoja. Labai gerai stovėsnių juda. Irgi daro dabulegus, mačiau. Jis tikrai neblogas kovotojas, gerai kovoja. Yra koks nors kovotojas, su kuriuo norėtum sukovoti Lietuvoje, užsienyje? Duokit man beleką, su beleko sukovosiu iš šitą svorio kategoriją. Aivaras Papeškys. Aivaras. Labai menininkas, toksai labai spalvotas asmenybė, irgi dar turbūt nespėjo pasireikšti, jisai pas mus yra sodininkas, sodina gėles. Labai geras kovotojas. Iš tikrųjų, Aivaras yra tas žmogus, kurį patinka sodinti gėles, bet patinka ir muštis. Jisai sako, duokit man pasimušti, sako, bus alkūnė, bus galima mušti, sakau, ne, gaila, sako. Iš tikrųjų labai norėjom profesionalų kovos, bet apšilsim mėgėjų ringę. Manau, bus geras pasitestavimas, plus mes kaip ir turim revanšą. Pirmas revanšas buvo toks nelabai sėkmingas. Mums padarė armbarą, varžovas tas pats. Pasiruošim strategiją, varžovas tikrai labai patyręs. Aivaras turi labai nemažą imtynių bazę, jis yra buvęs sambistas. Džiudžitsu kovojo. Tačiau tikrai bus labai įdomi kova. Sunku prognozuoti. Čia jau tokia kova, sakyčiau, 50-50. Esu Aivaras Papeškis. Pranašumai, tai sakyčiau, gal dėl to, kad jis labai ilgas yra. Labai ilgas, aukštas ir turi ryčą. O minusai fizinė esmė, kad aš stipresnis fiziškai už esu. Dėl kovos stengiuosi nekreipti dėmesį ir tiesiog susikoncentruoti varžovą, ką treneriai sako, nusiraminti ir galų gale viskas bus gerai. Svarbiausia praleisti gerai laiką ir gauti patirties. Visus labai kviečiu atvykti lapkričio 14 dieną, palaikyti Lietuvos kovotojus, bus labai daug gerų kovų. Tokia, sakyčiau, nauja Lietuvos MMA karta, kas mėgsta MMA kovas, kas mėgsta geras, aštrias kovas, tikrai ateikit, pasižiūrėkit, palaikykit, pasimėgaukit gerų vakarų, gerom kovom.
Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Lapkričio 14 dieną Vilniuje Twins Bet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt.